Kalbėsiu apie tai, kas susijęs su šių metų chemijos Nobelio premija. Pakalbėsiu apie kvantinius taškus. Tai yra rūšis nanodalelių. Ir pristatysiu, kas apskritai yra tos nanodalelės, tada kas tai yra kvantiniai taškai, na ir kokia jų nauda, kur mes jas naudojam ir visi naudojat ir jūs naudojat, ir atitinkamai kokios rizikos galbūt kyla su jų naudojimu ir vis plačiau. Taip, taigi, ar pradedam? Kas yra nanodalelės? Visi daugiau ar mažiau tikrai girdėjot, susidūrėt. Tai yra, norint tai suprasti, pirmiausia reikėtų prisiminti, kas yra nanometras. Taigi, nanometras yra toks dydis, kuris atitinka mūsų gyvenimo pasaulyje maždaug antikūnius, virusus, galbūt kai kurias makromolekulės, tokias, pavyzdžiui, kaip gliukozė. Ir jeigu mes turim 1 metrą, tai nanometras yra milijardą kartų mažesnis už 1 metrą. Kitaip sakant, palyginant, tai būtų 1 metras būtų mūsų Žemė, tai nanometro dydžio būtų koks teniso kamuoliukas arba netgi greičiau kokia slyva. Na, bet žinoma, kai jau mes kalbam apie tiek kartų mastelio skirtumus, ar ten teniso kamuoliukas ar slyva, lyginant su Žemė, gal didelio skirtumo nėra. Tai va tokia būtų tada nanodalelė. Tiek kartų mažesnė už mus tokią makro supančią aplinką. Na ir dabar jos jau yra naudojamos labai plačiai tokiose pramonės srityse, kaip ir elektronika, tekstilėje, pavyzdžiui, jūsų rūbai, kurie tenai yra labiau atsparūs visokiam dėmėms, ten nesušlampa, tai didelė dalis jų yra būtent padengtos irgi nano kažkokiom dalelėmis. Sekantis agrokultūra, maisto pramonė, vandens kokybės tyrimuose taip pat gali būti naudojamos nanodalelės. Na ir medicina, biomedicina, sveikata, atsinaujinantis energijos būtent šaltinių gamybai taip pat yra naudojamos nanodalelės. Tai iš kur jos dabar atsiranda? Na, vienas, tai aišku, žmonės susintetina. Surado technologiją, surado, kaip tai galima padaryti, bet tai yra tik viena dalis, pasirodo, tai yra gana senas mūsų Žemėje aptinkamas objektas nuo senų laikų, nes nanodalelės būtent kūrė eroziją vykstantį Žemėje, tiek vėjo, tiek oro sąlygų sukurta. Toliau nanodalelės patenka per vulkanų išsiveržimus, kosminės dulkės taip pat atneša. Na ir tai gali atsirasti yrant biomasei. Tai biomasę aš pakalbėsiu daugiau, nes gyvi objektai patys taip pat gali sintetinti nanodaleles. Tie kai kurie mikroorganizmai, bakterijos, grybai pasiema atitinkamai sunkiosius metalus, jeigu patenka jų organizmą, ir susintetina nanodalelę. Taip pat augaluose yra aptikta, būtent, kad sugeba kai kurių rūšių augalai skirtingos organuose, šaknyse, lapuose, žievėj, taip pat aptinkama biologinių nanodalelių. Tai kuo tada jos tokios ypatingos? Jeigu vis dėlto jos yra, na, dydis mažas, bet, kaip sakėm, ir makromolekulės pasižymi tokiu dydžiu, tai ko jos tokios išskirtinės? Tai klausimas, toks labai paprastas, kokios spalvos yra auksas. Kokios spalvos? Aukso spalvos. Aukso spalvos, visi aukso, geltonas, koks čia kvailas klausimas. O jeigu auksas būtų tirpus? Nu, ne visai toks, nelydytas, nes čia būtent išlydytas auksas, bet jeigu tai būtų tirpalas, paimtume, padarytume aukso tirpalą, kokios spalvos būtų? O, labai gerai, ir aš žinau, kokio dydžio dalelės. Teisingai. Jeigu mes darom tirpalą, mes galim gauti jį tiek raudoną, tiek mėlyną, nors tai yra iš to paties aukso, iš to paties elemento, kurį makro pasaulyje mes sutinkame geltoną, nano pasaulyje mes jau jį matome raudoną arba net mėlyną atitinkamai nuo dalelės dydžio, kurioje mes turėsim tam tirpale kažkokiam. Na ir jeigu kalbant apie nanodaleles, negalima nepaminėti
pačio populiariausio pavyzdžio, tai yra Likurgo taurės, 4 amžiuje Romoje jinai buvo pagaminta ir jinai išsiskiria tuo, kad mes ją galim matyti skirtingos spalvos, žiūrint, kaip jinai bus apšviesta. Jeigu jie bus apšviesta iš išorės, tai atspindėtoje šviesoje mes ją matom žalią, bet jeigu šviesos šaltinį mes įdėsim į vidų, atitinkamai šitos taurės ir būtent šviesa eis per taurę, tai praėjusioje šviesoje mes ją matysim raudoną. Gal tada, žinoma, 4 amžiaus Romoje nežinojo, kad dėl to kaltos nano dalelės, tai teisingiau sidabro ir aukso nano kristalai. Bet mes dabar jau žinom, o jie tada žinojo, kaip galima sukurti tokį grožį. Ir tą naudojo daug kur. Auksas, sidabras čia nors populiariausias pavyzdys, bet yra daugybė kitų metalų, kurie naudojami būtent stiklui nuspalvinti. Ir va čia matome geltoną būtent taurę su kadmiu, kur su selenido ir sieros priemaišomis gali tapti apšvietus ultravioletinė šviesa tiek raudona, tiek oranžinė. Na ir žaliai šviečiančios taurės būtų kai kurios, pavyzdžiui, su uranu. Kaip jums taurė vaza su uranu. Čia jeigu reikėjo kažkam idėjų, žinot, kalėdinė dovana priešui, tai va prašom, nedėkokit, idėja yra. Neblogiau negu su švinu. Irgi naudojamas bešvinas, irgi galima, bet šiaip rimtai tai nėra tokia pavojinga. Ten radioaktyvumo yra labai minimaliai arba apskritai jo nerasta, tai ne taip blogai, o šviečia ultravioletiniai šviesoj įspūdingai. Taip, toliau, kaip sakiau, žino šitą viduramžiuose. Tai vitražų gamintojai taip pat naudoja nano daleles nuspalvinti labai įspūdingai vitražus. Tai pavyzdys aukso nano dalelės stikle, jeigu jų dydis maždaug būtų 25 nanometrai ir mes žiūrėtume ir matytume jas raudonas, jau kaip ir kalbėjom, o sidabro galėtume 100 nanometrų dydžio matyti jas geltonas. Ir užtektų tiesiog pakeisti dydį, tai padaryti aukso daleles didesnės, iki 50 nanometrų jos jau taptų žalios, o jeigu dar padidintume iki 100 nanometrų, tai ir geltonas pamatytume. Šiek tiek tokias sodresnės, lyginant su sidabro dalelėmis, bet vis tiek matytume jas geltonas. Sidabras. Vėlgi, didinam dydį, 40 nanometrų, mėlynas, o jeigu tą patį 100 nanometrų, kur sakiau, sidabras geltonas, pakeičiam formą, ne sferą, o trikampį ir jo spalva atitinkamai bus raudona. Taigi, nano pasaulyje ir dydis, ir forma padaro tai, kad spalvą gauname kitokią. Ir vėlgi, spalvotas stiklas. Kodėl aš vėl grįžtu prie spalvoto stiklo? Pavyzdžių, kur čia su daugybė skirtingų metalų ir viena ta pati medžiaga sukuria skirtingos spalvos stiklus. Ir šituo labai susidomėjo ypač vario chlorido dažytose stikluose. Vienas mokslininkas, jis tiesiog tyrinėjo stiklus ir gaminant juos žiūrėjo atitinkamai kaitimą nuo 500 laipsnių Celsijaus iki 700 laipsnių Celsijaus temperatūrą ir laikė skirtingą laiką, nuo valandos iki 4 parų ir gavo po to rentgeno spinduliuotę patikrinus, kad susidaro kristalai, vario chlorido kristalai ir jie yra skirtingo dydžio. Gerai, skirtingo dydžio ir sako, aha, tai nuo dydžio priklauso, kokia spalva tas stiklas nusidažys. Ir tas mokslininkas, kuris tuo susidomėjo, buvo Aleksejus Jekimovas, kas vis dėlto domėjotės Nobelio premijom šių metų. Tai yra būtent vienas iš tų mokslininkų, kuris ir gavo Nobelio premiją kartu su kolegomis Bavendi ir Brus už kvantinių taškų atradimą ir sintezę. Tai nekilo klausimas, pradėjom nuo nano dalelių. Sakiau, kvantiniai taškai tiesiog rūšis nano dalelių, tai kodėl vis dėlto už būtent kvantinius taškus, kuo jie dar išskirtinesni tarp visų kitų nano dalelių? Na, pirmiausiai, tai priskiriame prie mažiausių nanotechnologijos komponentų. Kitos nano dalelės gali būti kelių šimtų nanometrų, kvantiniai taškai gali būti kelių nanometrų dydžio.
Taigi mažiausi komponentai ir šie mažiausi komponentai dar pasižymi savybėmis, kurios būtent keičiasi ir yra priklausomos nuo jų dydžio. Tai dabar ir pakalbėkim. Pažiūrėkim iš arčiau į tos mažyčius kvantinius taškus, kurie būtent atrodytų taip, jeigu mes galėtume juos pasižiūrėti. Ir kuo tos savybės yra tokios išskirtinės. Bet pradėkime apibrėžimą, man patinka apibrėžimus pradėti ir šifruoti. Jeigu žiūrėtume apibrėžimą, tai kvantiniai taškai yra nano dydžio kristalai pagaminti iš puslaidininkinių medžiagų. Na, čia būtent ir matom puslaidininkinės medžiagas, iš kurių jos gali būti pagamintos. Tai čia palikim gal chemikam, mes čia daugiau fizikai, taip. Jeigu ką, tai klauskit, panagrinėsim plačiau. Bet apie kristalus tarsi irgi girdėta, skersmuo nuo 2 iki 10 nanometrų ir tokio dydžio kvantinį tašką sudaro nuo 10 iki 50 atomų. Atomus dėliojam, nuo 10 iki 50 atomų. Kas tokiam dydyje yra išskirtinio, tai pavyzdžiui, jeigu mes paimsim 4 nanometrų kvantinį tašką, tai 30% visų jį sudarančių atomų bus paviršiaus atomai. Tai reiškia, kaiminystėje, žinot, kaip ramu, kai visi draugai, viskas gerai, visi atomai yra savi, o visai kiti reikalai atsiranda, kai tu kontakte esi ne su kaimynų draugu, o jau tu turi kažkokią aplinką, su kuria kontaktuoji. Tai va, kvantinėse taškuose 30%, jeigu 4 nanometrų dydžio, ten jau yra kontaktas su aplinka. Ir nuo to, kiek tų atomų yra paviršiuje, priklauso ir tirpumas. Tai dideliems kūnams paviršinio atomai, kadangi sudaro labai mažą dalį visų atomų, nanodalelėse šita yra būdingas paviršiaus tūrio santykis labai didelis. Žodžiu, jei paimsim visą tūrį, kiek yra atomų, ir paimsime paviršinio atomų, tai paviršinio atomų santykinai yra daugiau ir, pavyzdžiui, čia kaip lentelėje taip pateikta, kiek yra falkalų, pavyzdžiui, 7 falkalai, jeigu susidaro atomų, turim apie 1415, tai paviršinio atomų ir bus 35%. Na ir atitinkamai vėl, jeigu mes jau einame į makro pasaulį, tai tas procentas paviršinio atomų lyginant su jį sudarančio atomų jau tampa labai labai mažas. Tai čia viena tokia išskirtinė, kaip sakius, net nesavybė, bet toks faktas būdingas jam. Bet kas iš to seka? Taip, puslaidininkiai. Kiek čia apie puslaidininkius? Kadangi sakiau, kad kvantiniai taškai yra sudaryti iš puslaidininkių. Čia aš laikausi tos tokios klasikinės teorijos, nes jei dabar panagrinėsit, tai rasit, kad yra ir anglies, būtent kvantiniai taškai, anksčiau tiesiog anglies nanodalelėmis vadinami, kai kurios ir dabar vadinamos, bet kai kurie priskiriami prie kvantinių taškų. Aš dar kaip iš tos klasikinės šiek tiek gal piktybiškai tai žiūriu iš pradžių, dėl to, kad tos savybės, kai kurios netitinka tų puslaidininkinių kvantinių taškų, bet jie vadinami kvantiniais taškais dėl to, kad yra ta forma taško ir vėlgi jie ir fluorescuoja, apie ką dar pakalbėsiu, ir dėl to būtent yra priimta, bet dažnai įsiskiriama, kad tai yra tie klasikiniai puslaidininkiniai kvantiniai taškai, apie kuriuos šiandien, ir atitinkamai kita grupė anglies kvantiniai taškai. Taip. Taigi, puslaidininkiai. Kaip sakiau, klasika, puslaidininkiniai kvantiniai taškai. Pats puslaidininkis tai yra medžiaga tarp laidininkų ir dielektrikų turinti elektrinio laidumo, tokį tarpinį. O elektrinis laidumas tai ta savybė, kiek gali praleisti elektros srovę, kai yra veikiama medžiaga pati elektrinio lauko. Tai puikiai žinot, laidininkai populiariausi visokie metalai. Paleidžiam elektros srovę, elektra puikiai tenai keliauja. Dielektrikai srovė nekeliauja. Turime puslaidininkius. Čia išrašyti dalis puslaidininkių, kaip gali susidaryti, tai atitinkamai
Puslaidininkiai gali būti tiek atskirų tam tikrų grupių cheminiai elementai, tai toksai kaip silicis, selenas, bet tai gali būti ir dvinariai, kurie yra sudaryti iš dviejų, pavyzdžiui, cheminių elementų junginių. Tai gali būti kai kurie net ir trinariai. Tai atitinkamai iš kelių elementų sudaryti, bet medžiaga bendrai vadinama puslaidininkio. Norint suprasti dabar, kas tas puslaidininkis ir kas tas elektrinis laidumas ir kuo čia dabar taip ypatinga, turėtume nueiti dar į žemesnį pasaulį, einam į atomą. Einam į atomą ir pasižiūrim, kaip jis sudarytas. Tai visi atsimena tą apibrėžimą. Atomas sudaro branduolys ir aplink jį skriejantis elektronai. Tai dabar elektronai skrieja ne bet kaip, skrieja tam tikrų, kaip pasakius, keliu, bet jie skrieja taip greitai, kad mums labai sunku pasakyti tam tikrų laiko momentų, kur jie bus. Tai čia va taip pat kaip tam greitkelėje, matot, skrieja mašinos, ir kur čia jos yra, mes žinom, kur maždaug kelias, o kur jos bus sunku pasakyti. Tai dėl to jas galim tos elektronus įsivaizduoti kaip kažkokius debesėlius aplink branduolį, kur jie kažkur yra, bet kur tiksliai tuo metu sunku pasakyti. Na ir taip pat, kuo toliau nuo branduolio jie skrieja, elektronai, tuo sunkiau branduoliui juos ir išlaikyti. Ir šitie toliausiai nuo branduolio skriejantis elektronai yra vadinami valentiniais elektronais, kurie daugiausiai visko ir pridaro. Tai valentiniai elektronai gali paimti ir pabėgti nuo branduolio. Iš atomo pabėgs ir tada toksai valentinis elektronas tampa laisvuoju elektronu, o ta vieta, kur turėjo būti elektronas, tampa skyle. Aišku, pabėgo, tai atsiranda skylė ir laisvasis elektronas. Laidininkė metale, tai jeigu turim makro dydį, kiekvienas tas atomas yra šalia ir šitie laisvieji elektronai, jie tiesiog ir keliauja po visą šitą jo bendrą tūrį, tai prie vieno atomo, tai prie kito atomo ir toks laisvas judėjimas vyksta. Žinoma, tai vyksta kaip labirinte, jie tai ten nueina, tai čia įsivaizduokite kaip kažkoks vaikų žaidimo aikštelė, visi laksto, bet jei staiga paleisim ten kokį šunį arba elektros srovę, tai visi labai kryptingai kažkur pabėgs. Tai būtent laidininkas tuo ir yra būdingas. Daug laisvųjų elektronų, kuriuos paleidus srovę, kryptingai judės. Panagrinėkime schemas, patinka schemos. Ta pati energija, jeigu mes pažiūrėsim, suskirstysim elektronus, valentinius elektronus, kurie yra tankiai išsidėstę tam tikros energijos, kadangi jie yra, tai jie užims tokią aukščiausią juostą, kuri vadinama valentinė juosta, jinai užimta elektronais. Ir turime laidumo juostą, tą pirmo juostą, kuri yra neužpildyta elektronais. Jinai yra laisva, tai žodžiu valentinė. Ten valentiniai elektronai, laidumo juosta, tuščia, ten nėra. Ir turime tarpą, energijos tarpą tarp šitų juostų, bet laidininkė šito tarpo nėra, jis tiesiog persidengia. Laisvai gali visko judėti. Šitą elektronus prilyginkime, pavyzdžiui, katinams. Geras pavyzdys, ne? Įsivaizduokime, kad elektronai kaip katinai valentiniai juostai savo ramiai guli, niekas jų netrikdo ir, pavyzdžiui, turim kažkokį puslaidininkį, jie ramiai guli. Ko mums reikia? Jie nori, tarkim, patekti į laidumo juostą. Kuo yra tarpas, va šitos draustinės juostos didesnis, reikia jam daugiau energijos patekti į laidumo juostą. Tai tas tikslas, ko jie nori pasiekti, jam reikia daugiau energijos. Ir jeigu mes turim puslaidininkinį kristalą, makro kristalą, tai atitinkamai va taip ir turim tuos elektronus, kada jie gali pereiti į laidumo juostą. Tai žemoje temperatūroje, žinot, žemoje temperatūra šalta katinam, tenai ramiai sau guli, niekas nevyksta, visi katinai valentinė juostai, tai yra elektronai. Ir laidumo juostai nieko nėra. Bet pakeliam temperatūrą, žinot, kas vyksta, kyla temperatūra, reiškia vasara, vaikam atostogos, katinai sužadintoj būsenoj.
tampa sužadintais elektronais ir atitinkamai jie ramiai neguli, jie jau šoka į laidumo juostą, dalis bent jų. Na ir valentinių juostai tada atsiranda skylės. Taip, tai kuo skiriasi dabar kvantiniai taškai? Susipažinom su puslaidininkiu, kuo tada kvantiniai taškai, kurie pagaminti, primenu, iš to paties puslaidininkio, yra kitokie. Ogi, kai mes suspaudžiam tą patį kristalą iki nanomatmenų, elektrono tas judėjimas yra smarkiai apribojamas tų matmenų ir jis nebeturi, kur pradingti. Gaunam tą kvantinį tašką, kurio šitos juostos, tiek valentinė, tiek laidumo yra suskilusios, yra kvantuotos, turi tam tikrą energiją ir tokia kaip laiptai atsiranda. Šitoks būtent energinių lygmenų pasiskirstimas yra būdingas ir atomams, dėl to kartais kvantiniai taškai dar yra vadinami dirbtiniais atomais, nes jie smarkiai priartėja prie to, kas yra atomuose ir molekulėse. Ir dabar, jeigu mes dar turim skirtingo dydžio kvantinius taškus, tai jeigu jie yra raudonesni, jie yra didesni, jie dar turi išlaikę kažkiek, daugiau tos laidumo ir valentinės juostos, tik pakraščiai kažkiek yra suskylę į kitų juostų, o jeigu mes juos dar mažesnius turim juos mėlynus, turim dar panašesnius į būtent atomus. Tas suskilimas yra dar akivaizdesnis, o energinis tarpas tarp laidumo ir valentinės juostos atitinkančių energijų yra didesnis. Taigi, norint pasiekti tam tą eglutę, reikia daugiau energijos. Ir čia būtent ir ateina ta viena gražiausių man savybių kvantinių taškų. Kas nutinka, kai kvantiniai taškai yra būtent sužadina, kai jų elektronas šoka į laidumo juostą, jisai turi sugrįžti. Tai gauna tos energijos, dalį energijos sugrįždamas jis kažkur turi išnaudoti. Ką jisai gali padaryti? Čia kaip katinas, jeigu pašoka, jis tai sugrįžtam kažką turės padaryti. Tai šituo atveju jisai išspinduliuoja fotoną, išspinduliuoja šviesą ir šitą spinduliuojamą šviesą vadinama fotoluminescencija. Tai mes pašviečiam ultravioletinę šviesą arba mėlyną šviesą, kuri turi daugiau energijos ir kvantinis taškas būtent išfotoluminesuoja tokią šviesą, kurios energija šiek tiek mažesnė jau, nes dalis kažkur panaudojama jau jo būtent resursam, bet jisai yra tam žalias, geltonas, raudonas priklausomai nuo jo dydžio. Ir štai, kai kvantinių taškų tirpalas esant dienos apšvietimui yra toks neišvaizdus, kažkokie buteliukai, matosi su kažkokiais nelabai aiškiais tirpaliukais, nieko gražaus, bet apšvietus ultravioletinė šviesa, staiga jie labai spalvingi patampa, labai ryškus ir netgi labai nedidelis kiekis to kvantinio taško labai ryškiai švies. Atrodo, tam buteliukas praktiškai tuščias, tai pašvieti ultravioletų ir sušvinta visos vaivorykštės spalvos. Tai būtent kvantinių taškų fotoluminescencija viena iš tų savybių, kuri labai plačiai naudojama ir tas toksai raktinė savybė. Ko reikia, kad sužadintume? Kvantinį tašką? Tai nebereikalas sakiau fotoluminescencija, pats pavadinimas jau tarsi nurodo, kad mums reikia šviesos. Tai vienas iš būdų yra tiesiog pašviesti kvantinį tašką, kaip ultravioletinė šviesa, čia katinus irgi galite pašviesti, ir jų elektronai susižadina. Elektronas susižadinęs palieka čia skylę, bet kaip ir katinas savo lovą visada bandys sugrįžti savo, kažkur tai, nežinau, katinų augintojai daugiau pasakytų, taip, savo sako, taip, tai čia susidaro tarsi pora, elektronas su savo skyle sudaro tokią dalelę vadinamą eksitonu, tai yra būtent skylės ir elektrono pora. Ir šitie eksitonai, jų dydis būtent apsprendžia, kokią
būtent bangos ilgį išfluorescuos kvantiniai taškai. Taip, taigi kvantinių taškų dydis gali būti keičiamas sintezės metu. Kuo ilgiau, kaip ten primenu, kažkokia sintezė aukštoje temperatūroje vyksta, tuo didesnis kvantinis taškas užauga, kuo didesnis kvantinis taškas, tuo jisai raudonesnis. Kitaip sakant, sintezės metu mes galim parinkti, kokio spalvą kvantinis taškas būtent spinduliuos. Taigi labai patogu. Būtent kažkur nori pagaminti, mes galim kontroliuoti tai. Ir taip, labai gražus kosmosas. Nepasakysi taip, kad čia kvantiniai taškai tiesiog. Oi, gražu. Tai dabar pradėjom nuo Nobelio premijos, turbūt daugiau panagrinėjant tą svarbą, vis dėlto už ką gavo Nobelio premiją, plačiau nuo kvantinių taškų, atradimas, sintezė, kaip tai vyko. Tai pasirodo, patys pirmieji teoriniai tokie pastebėjimai buvo 1937 metais fiziko Frohlicho, kuris būtent ir pastebėjo, kad mažas dydis turėtų sukelti labai drastiškus medžiagų savybių pasikeitimus, kad tos nanodalelės neturėtų elgtis taip, kaip įprastai elgiasi makrodalelės. Tai yra, kad turi būti kažkas išskirtinio. Bet tai buvo teoriniai dalykai, praktikam reikėjo įrodyti. Na ir 90-mečio pradžia, 80-ieji maždaug metai, Aleksejus Jakimovas būtent bario chlorido nudažytose stikluose atranda tas nanodaleles, pastebi, kad būtent nuo to, kiek ilgai jis ten kaitina tas stiklas, susidaro skirtingos nanodalelės. Pastebi tos kvantinius efektus ir priskiria, kad tai yra kvantiniai efektai. Po kelių metų Brus buvo pirmasis mokslininkas, kuris tyrinėjo kvantinius taškus jau tirpale. Turim koloidinius tirpalus, kvantinių taškų, panašiai kitoj nuotraukai, kur ten šviečia, tai būtent jis tyrinėjo juos ir vėlgi pastebi, kad yra tie kvantiniai efektai tom dalelėm, kurios ir laisvai plaukioja tame skystyje. Tada pas jį po doktorantūros atvyko Blavendi ir 93 metais padarė tai, dėl ko buvo galima kvantinius taškus pradėti plačiai naudoti. Jisai padarė tą atradimą, kad surado būdą, kaip juos padaryti stabilius. Nes, taip, mokslininkai pastebėjo, ten kaitinam, bet, negauna to pastovaus rezultato. Vieną kartą išeina taip, kitą kartą taip, matos tendencija, bet negalima sukontroliuoti. Tai būtent Blavendi padarė tai, kad sukontroliavo sintezę, sugebėjo susintetinti jau aukštos kokybės ir stabilias daleles, kurios išlaiko savo savybės ilgą laiką ir jau kurias galima pritaikyti tiek pramonėje, tiek ten medicinoje, kur dar tik tai sugalvos kūrybiški būtent žmonės. Kaip tie atradimai prasidėjo? Tai Brusas, kodėl jisai tyrinėjo tirpaluose, jisai pasirodo turėjo idėją su cheminiam reakcijom, kuriom reikia saulės šviesos ir kad tą saulės šviesą sugertų, reikia didesnio ploto. Mažesnės nanodalelės, mažesnės dalelės apskritai turi didesnį plotą ir tos cheminės reakcijos gali daugiau jose vykti, ant jų vykti, paviršiaus. Taigi, dėl to jis sintetino vis mažesnės ir mažesnės jis stengiasi kuo mažesnės tas nanodaleles gauti. Na ir tada pastebėjo, kad, paliko laboratorijoje tas daleles ir, pasikeitė po kažkiek laiko. Tai sako, kas čia galėjo nutikti? Tai turbūt užaugo. Gerai, užaugo, toliau tada pasityrinėja Blavendi, jau kaip čia kontroliuojame auginti. Taip pat auginimas, jeigu koloidinių nanodalelių, tų tirpale esančių nanodalelių atrodytų taip, kad turime tirpiklį, ten sudedam medžiagas, iš kurių siekiam būtent susintetinti kadmio, pavyzdžiui, selenidą, ką darė Blavendi. Ir tas karštas tirpiklis, kai mes įdedam kadmio selenidą, ten iš karto jau mes matom, kad atsiranda kristalai tam tikro dydžio, bet jis tada pradeda vėsti. Ir kai jis atvėsta, viskas, sintezė nebevyksta, nebeauga nanodalelės. Tada galvo, tai palaukit, jeigu jis vėsta, tai padarykim, kad nevėstų.
atitinkamai kaitina laiko temperatūrą ir kristalai auga. Ir kuo ilgiau mes juos auginam, tuo jie tampa didesni, tuo raudonesni jie tampa. Na ir galim, kontroliuojant, žinant, kada nutraukti sintezę, gal tokį dydį, kokio mums reikia. Tai būtent Bavandi tą ir padarė. Ir dabar, remiantis tų mokslininkų būtent pradėtais darbais, turime labai plačiai galimybės, kaip susintetinti kvantinius taškus ir labai skirtingus. Tai jie atitinkamai skirsis ne tik savo dydžiu, jau apie kuriuos mes kalbėjome, bet jie dar gali skirtis ir medžiagom po konkrečių puslaidininkų, kurie įeis į jų sudėtį. Toliau, norint stabilizuoti, tai pačios tie stebuklai, vyksta su kvantinio taško širdimi, kuris ten yra kelių nanometrų, sakykime, nuo 2 iki 10, bet jį dar norint stabilizuoti, kadangi vėlgi paviršiniai atomai veikia, norim stabilizuoti, mes jį dar galim dengti papildomais įvairiais apvalkalais, kur tą stabilizavimą padidina, tą apsaugą. Vėlgi, koks tas bus apvalkalas, kiek jų bus, dar tada ligandai paviršyje, prikabinam tam tikras molekulės, kad jie būtų ten tirpus atitinkamai vienuose tirpikliuose ar kitose tirpikliuose, ten turėtų teigiamą krūvį ar neigiamą krūvį, jau ko mes norim pagal panaudojimą, bet prikabinam. Ir kas yra vėlgi, dar viena populiari savybė, kad tas kvantinio taško paviršius yra labai lengvai modifikuojamas, sąlyginai lengvai, kai žinai, ką darai. Tai galima prikabinti bet kokią beveik molekulę ir priversti, pavyzdžiui, kvantinį tašką nueiti organizme ten, kur mes norim. Prikabinam kokį antikūną ir jis nueis ten, kur jam reikia nueiti. Prikabinam vėlgi kažkokį ligandą ir jisai vėl turės tam tikras savybės, kurių mes norim pasiekti. Tai yra vėlgi labai patogu kažkur naudojam. Tai keičiam apvalkalą, keičiam ligandus, keičiam struktūrą ir keičiam tada patį kvantinį tašką, jo savybės ir jo panaudojimo galimybės plečiam. Tai tada tiek jų daug, tiek tada atsiveria, visas pasaulis spalvotas. Tai kur dabar tada jas ir panaudot? Tai vienas populiariausių, nežinau, gal jau kažkas ir turite pas save svetainį pasidėję, tai yra su kvantiniais taškais ekranai, vadinamieji QLEDai irgi, kur į kvantiniai taškai būtent sukuria tą galimybę išgauti dar ryškesnes spalvas. Dažniausiai tai būna kadmio selenido, kadmio telurido kvantiniai taškai, bet kai kurios kompanijos, mačiau, reklamuojas, kad jos jau labai aplinkai draugiškos ir stengiasi atsisakyti tų kvantinių taškų, kurie įeina sunkieji metalai jų sudėti. Tai tas pats, pavyzdžiui, kadmis, kai žinot, nelabai draugiškas tarsi aplinkai, bet galima pakeisti indžių ir gauti galbūt draugiškesnį. Kodėl plačiai tai nėra naudojama, užtrunka laiko ir dabar dar nėra galbūt kai kuriuose tokio pakeitimo tiesioginio, nes reikia išlaikyti tokias pat geras optinės savybės. Susintetina kvantinį tašką, bet jis prastesnės kokybės negu buvo tas su kadmiu. Ir panaudojimas, aišku, tada stringa, vėl tada ieško, kaip jį padaryti tokį pat gerą. Taip, kaip tas veikia tas ekranas? Tai mes turime kiekvienam pikselėje tarsi dar 3 subpikselius. Šviečiame mėlynų ledų visą tą ekraną. Ir ten, kur, pavyzdžiui, vienam subpikselyje nieko nėra, jis yra tuščias, tai praeina ta mėlyna šviesa. Jeigu įdedam kvantinių taškų, pavyzdžiui, žalių, tai praeis žalia šviesa, nes mes sužadinsim jų fotoluminescenciją. Jeigu įdėsim raudonų, tai praeis raudona, nes atitinkamai sužadinsim raudoną fotoluminescenciją. Na ir mes tada turėsime RGB visas 3 spalvas, iš kurių jau galima sudaryti, ką norim. Kodėl tai yra geriau? Tai vienas dalykas, mes galim tas pagrindinės spalva, žalia, raudona, išskirti daug ryškiau, negu tai gali tradiciniai ekranai. Ir jeigu palyginsime su OLEDais, tai OLEDuose šitie būtent subpikseliai turi filtrus. Tai šviečiame vėlgi spalvam, kaip matom,
arba nematot turbūt. Atitinkamai šviečiam kiekvieną su pikselį ir praeina tik tai 2/3 šviesos užblokuojam, praeina 1/3. Dėl to, kad kiekvienam su pikselį atrenkam kokią spalvą, ar raudoną, ar žalią, ar mėlyną praleidžiam. Taigi ryškumas iš karto krenta, mažiau spinduliuotės praeina. Su kvantiniais taškais praeina 100% spinduliuotės. Niekas neužblokuojama, dėl to, kad dar tik sužadinam kvantinius taškus ir jie patys dar labai intensyviai gali fotoliuminesuoti. Taigi, intensyvumas, ryškumas gaunamas dar geresnis. Žodžiu, pliusai su kvantinių taškų ekranais. Sekantis panaudojimas, žinoma, biomedicina. Medicina, sveikatos apsauga, visada ten reikia naujovių, reikia atrasti naujausius būdus padėti žmonėm. Ir kvantiniai taškai ten irgi stengiasi pasitarnauti. Kartais kai kurios nano daleles piešia kaip robotus įsivaizduoja. Na, sako, jau nano robotas tenai. Iki fantastinio nano roboto, sakyčiau, toli. Tokios dalelės, bet kuris robotas ar nano dalelė turi būti biosuderinama. Kaip jis sąveikausi su gyvu objektu ir tą turime įsivertinti. Tai nano dalelių biosuderinamumas, kad būtų galima jas naudoti biomedicinoje. Kur dabar jau stengiamasi tą padaryti ir kokie žingsniai yra atlikti. Tai vienas iš taikymo tokių metodų būtų diagnostinis vaizdinimas. Čia matome ląstelę, atitinkamai, kurioje, nežinau, kiek žiūrėsi, tai žalia ląstelė, joje yra raudoni taškai. Ir tie raudoni taškai, tai yra susikaupę kvantiniai taškai. Labai patogu, jeigu prikabinam kažkokį vėlgi antikūną, kvantinius taškus, priverčiam nukeliauti į ląstelę, pavyzdžiui, kokią vėžinę ar uždegiminę, ir tada užšviečiam ultravioletinę šviesą ir tos ląstelės, kuriuose yra kvantiniai taškai, pradeda šviesti. Gražiai, tiesiog iš karto, kas kaltas ir pakelia rankas. Tai chirurgam, pavyzdžiui, operacijų metu būtų labai patogu būtent matyti, kurios tos ląstelės yra būtent paveiktos ir kurias reikia būtent išoperuoti. Tai tokia būtų siekiamybė padaryti kuo tikslesnės diagnostiką, taip pat jeigu vėlgi tas pats uždegimas, vėžys, galėtume kuo tiksliau nustatyti jį. Ir kuo ankstyvesnėje galbūt stadijoje, kur dar nesimato, bet jau susikauptų vėlgi ir tada matytume. Kodėl, sakysi, dar taip plačiai to nedaroma? Daroma su kitom nanodalelėm, su kvantiniais taškais vėlgi. Geriausi kvantiniai taškai yra su kadmiu. Kadmis į organizmą, nelabai kas nori su kadmiu eksperimentuoti, nes neaišku, kas tada nutiks, jeigu kvantinis taškas suirsta. Apie tai dar pakalbėsiu. Taip, sekantis vaistų gabenimas. Galima panaudoti kvantinius taškus tikslingai tokiai medicinai, kai prie jų prikabinam vaistinę medžiagą ir tikslingai kvantinis taškas būtent nugabena į tą vietą, kurią mes norim gydyti. Koks pliusas? Mažinam dozę, nes nebereikia viso organizmo, sumažinam šalutinius poveikius, nes vėl veikia tik tai toj srity, kurią mes norim paveikti, tą organą ar audinį, ar netgi ląstelę, kurią mes norim paveikti. Ir galima panaudoti kvantinius taškus įvairiose biojutikliuose. Tai ta diagnostika gali būti nebūtinai pačio organizmo esančio, bet galim paimti, pavyzdžiui, kraujo mėginį. Padedam lėkštelę, įdedam kvantinius taškus, modifikuotus atitinkamai, kad sureaguotų su tam tikrų elementų esančių kraujyje ir užpilam po kraujo lašelį ir žiūrim, su kuo sureagavo. Ir tokiu būdu galima nustatyti, kas man tam kraujyje yra. Sekantis fotodinaminė terapija. Fotodinaminė navikų terapija naudojama įvairūs fotosensibilizatoriai, medžiagos, kurias paveikus šviesa, jos būtent sukuria sintezę rostų vadinamųjų, kurie yra aktyvios deguonies formos. Tai
Kvantinis taškas gali būti irgi toksai fotosensibilizatorius, arba mes prie jo galime prikabinti fotosensibilizatorių ir padaryti jį tokį dvigubą agentą, kuris ir diagnozuos pašvietus, o dar nugabens tą tikrąjį fotosensibilizatorių, dar daugiau paspartins šitas reakcijas. Kai susidaro aktyvios deguonies formos, jos paskatina ląstelių žūtį. Taigi galime labai tikslingai būtent paveikti tas ląsteles ir pamatom, ir paveikiam, tai tokia dviguba nauda turėtų būti. Bet vėl, ieškoma koksai būtent draugystė tarp kokio fotosensibilizatorius ir kokio kvantinio taško yra pati geriausia, efektyviausia ir kaip tikslingiausia tą padaryti. Tai turim kvantinį tašką, kurio sudėtis yra labai įvairi, struktūra labai įvairi, jų labai didelė įvairovė. Ir jisai, nėra vakuume dėja, jisai yra aplinkoje, kuri vėlgi veikia. Viena vertus labai gerai, mes galime jį panaudoti kaip kokį biojutiklį aplinkos, pavyzdžiui, esantiems kažkokiam elementam, paveikia, prisikabina kokią molekulę ir kvantinio taško optinės savybės pasikeičia. Mes jas detektuojam ir sakom, o va, matot, ten kažkas buvo, ko mes nematom šiaip. Bet kita vertus, ta aplinka, terpė gali pakeisti tas savybės, ir mes nenorim, kad jas pakeistų. Dar vienas iš veiksnių tai yra šviesa, kuri mums reikalinga. Tam, kad kvantinis taškas fotoliuminescuotų, turime jį sužadinti. Mums reikalinga ultravioletinė arba mėlyna šviesa. Tai bet kuriuo atveju be šviesos mes neapseisim. O kaip ilgesnis švitinimas vėl paveiks kvantinį tašką, kas su juo nutiks ir dar kas nutiks, jei mes turėsim tam tikrą terpę. Ir, pavyzdžiui, tiek terpė, tiek šviesa gali tą kristalą, nanokristalą išmušti tam tikrus vėlgi elementus, iš jo susidaro defektai vadinamieji, keičiasi savybės, trūksta ryšiai, o galbūt net adsorbuojasi, prisijungia tam tikros molekulės prie pačio kvantinio taško ir vėl tada jį pakeičia. Labai svarbu visą bendrai įsivertinti. Pasirodo, tai negali ten vieno nuo kito tirti, nes bendrai tu turi bendrą tokį suminį kažkokį poveikį. Ir ko vėlgi labai bijo, tos kvantinio taško suirimo. Jeigu jisai suyra, kas nutiks su tais elementais, kaip jie paveiks. Na ir tyrinėjant, tai pavyzdžiui, tai, ką ir aš su kolegom prisidėjau prie šitų tyrimų, tai pavyzdžiui, kvantinių taškų kvantiniams taškams poveikį šviesos. Kas nutinka, kai turime skirtingos dozės šviesos ir turime jas, kaip sakiau, tam tikrose terpėse. Kai turim skirtingą terpę, ta pati šviesos dozė pasirodo veikia skirtingai. Tai tarsi šviesa paskatina tai, kad terpė ir taip padaro su kvantiniu tašku. Ten yra kažkokie atomai, molekulės, tam vandenyje, jos tam bando priklipti, kaip kokios bjauros, prie to paviršiaus kažką ten daro, dar ta šviesa pašviečia ir dar tam jom lengviau padeda kažką daryti panašu. Taip, tai yra tarsi tokios kelios stadijos, kiek ten kvantinis taškas dar po to nustoja šviesai, dar gali ten atstatyti savo savybės, o kiek jau viskas, nieko nebegali padaryti, jau jis suyra, ar agreguoja, sulimpa, kas ten vyksta, vėlgi atitinkamose situacijose pasirodo gali šiek tiek skirtis. Ir dėl to ateina netgi toks naujas terminas, priimtas naudoti, nanotarša. Turim daug taršos, tarša blogai, visi žinom, o pasirodo, nano objektais tarša gali vėlgi būti kitokia ir tai galbūt ateityje, sakysim, oi kaip tai blogai, ten mikroplastikas, tai nieko, bet nano tarša, tai čia tai dar baisu. Tikėjausi, kad ne, bet laikas parodys turbūt. Kodėl dabar vėlgi tai kitaip, taigi elementai tie patys, kuo ten kadmis sakėm, tas pats įeina, bet mes nežinom, kaip tos nano dalelės dar ir nesuirusios, galbūt kokį poveikį padarys. Jos labai mažos. Dėl savo dydžio neaišku, kur gali prasiskverbti, prie ko prisijungti ir kokį tą efektą tada padaryti vien dėl savo dydžio ir tų savybių, kurios jos turi.
viskas buvo gerai, sako, nu tai mažas kiekis, nieko čia neprasitiks, bet kuo mes daugiau jos naudojam, kuo daugiau mes jų turim, tuo daugiau jos atitinkamai jų gali kažkur patekti, tą vandens telkinius ar dirvožemį. Ir kuo daugiau jos patenka, tuo reikėtų įsivertinti. Poveikis vėlgi gali būti galbūt toks, kur susikaups ir po kažkiek laiko mes jį pastebėsim. Tai reikėtų tą įsivertinti ir sekantis toks vertinimas, ką vėlgi tenka daryti, tai yra kvantinių taškų poveikį galim įsivertinti, pavyzdžiui, dumbliams. Vienaląsčiai dumbliai, čia jie yra tokie labai gražūs ir žali, bet jeigu mes juos apšviečiam, jie pasirodo raudoni. Šviečia labai gražiai raudonai. Šviečia dėl to paties, ką mes jau kalbėjome apie būtent jų sužadinimus, tai būtent chlorofilas, kuris suteikia žalią spalvą dumbliams, suteikia jiem ir raudoną spalvą, kai mes juos apšviečiame ultravioletinę ar mėlyną šviesą. Taip, tai ką mes dabar turim, raudoni dumbliai, geltoni kvantiniai taškai, bet nesusipainiokit, šičia, kuriuos matome ryškiai šviečiančius, čia ne kvantinis taškas, jis tikrai nėra tokio pat dydžio kaip dumblis. Bet ten yra kvantiniai taškai, kurie yra aplipę chlorella dumblius ir jie nors gražiai atrodo žali, kai žiūrime tiesiog faziniam kontraste šviesiniu mikroskopu, bet jeigu pasižiūrime jų būtent fotoluminescenciją, matom, jie gražiai šviečia geltonai, o turėtų būti raudoni. O geltoni dėl to, kad ten yra kvantiniai taškai. Jie gražiai tolygiai pasiskirsta, kiekvienas atskirai mes jo nematom kvantinį tašką, bet bendrai matome juos fotoluminesuojančius. Na ir tokį ir skirtumą pamatėm ir nuo rūšies, kad vieni jie šviečia gražiai ir tokia kaip apvalkalą jie čia turi, ką irgi pastebėjom, tam apvalkalė tarsi susikaupia ir taip apsisaugo. Na, o kiti panašu, kad nelabai apsisaugoja, nes jie nustojo apskritai patys šviesti, kaip sveiki šviečia raudonai, o čia jau paveikiam kvantiniais taškais nebešviečia. Akivaizdžiai kažkas nutinka su jų fiziologija ir kvantinis taškas paveikia. Vėlgi, žinoma, tokios koncentracijos, skeptikai sako, jūs čia tokios koncentracijos naudojat, kurim realiai ten nutiks. Bet svarbu įsiaiškinti ir mechanizmą, kas gali nutikti, norint apsisaugoti ir kokios grėsmės galėtų nutikti. Geriau anksčiau negu tai nutinka. Taip, na ir einant link pabaigos, pažiūrėkime į ateitį. Kas mūsų laukia ateityje? Kvantinių taškų panaudojimas tikrai nesumažės, o jį matoma tik dar daugiau idėjų. Dar galime tą panaudoti, dar galime šitą padaryti. Tai vienas iš tokių turbūt pirmesnių, tai bus lankstus ekranai, kur panaudojam kvantinių taškų šviesos diodus. Sekantis saulės elementai su kvantiniais taškais leistų juos padaryti plonesnius. Vėlgi tas dydis, plonesni saulės elementai būtų privalumas. Kas dar yra daroma, tai įvairūs biojutikliai su kvantiniais taškais, tai jau mokslininkai tą yra padarę, vienokius ar kitokius, bet vėlgi panaudoti pramonėje reikia dar keletos žingsnių, dar kažką būtent įveikti, kad jau būtų galima plačiai jos naudoti. Ir tai, kas galbūt dabar labiausiai dar dėl to su klaustuku, tai pažymėjau, tai yra užšifruotas kvantinis ryšys. Irgi yra tokia idėja. Galim gal užšifruoti kvantinį ryšį, panaudojant kvantinius taškus. Kaip mokslininkam pavyks, žiūrėsim, bet idėja yra, lik to bandoma eiti. Tai čia tik tai vėlgi keletą tokių sričių, kur turbūt anksčiau ar vėliau mes kvantinius taškus pamatysim. Idėjų vis kyla ir naujų, ką čia dar galima padaryti, kur čia dar galima panaudoti, kaip sakiau, sintezė. Jų įvairovės didinimas irgi plečiasi, tai su naujom jų savybėmis, su naujais kvantiniais taškais ateina vėl ir naujas idėjos ir galimybės jos kažkur pritaikyti. Todėl sveiki atvykę į tą spalvotą nano pasaulį, spalvotą kvantinių taškų nano pasaulį ir linkiu visiems spalvingo to apsilankymo jame ir sėkmingai su jais susidoroti. Dėkui. Ačiū labai. Labai interdiscipliniška tema žiūriu iš visų pusių. Tai gal kas turit klausimą? Prašom.
Sakyk, Garsis. Kodėl tie mokslininkai, kur atliko tos tyrimus, proveržius pasiekė 90-mečio pradžioje, kodėl tik tais po 30 metų Nobelio premiją skyrė? Nobelio premija niekada neskiriama labai greitai, reikia vertinti, kad tie pasiekimai tikrai turėjo naudą žmonijai. Tai pasidomėsit, niekada labai greitai negaunama. Tai jau dabar, galima sakyti, vertino, kad taip, jau tikrai yra reikšmingas atradimas ir tai nenublanks, kad tai jau klasika. Aš turiu klausimą. O tai kaip dėl biologijos vėžio gydymo, jie plačiai naudojami ir dar vis dar eksperimentuojami? Konkrečiai kvantiniai taškai daugiau eksperimento, nanodalelės yra naudojamos, bet kvantiniai taškai turbūt pagrindinė priežastis ir yra ta jų sudėtis. Tam tikri tyrimai galbūt ne pačiam organizme, kaip biojutikliais, daugiau yra nagrinėjama. O dar vieną klausimą. O tai yra biodraugiškų kvantinių taškų ar visi tokie kenksmingi truputį puslaidininkiai? Ne, yra. Tas pats indijos vario kvantiniai taškai yra draugiškesni teoriškai turbūt. Praktiškai vėlgi kartais reikia galbūt ilgesnių tyrimų, norint pasakyti, bet šiaip pagal sudėtį, jeigu mes žiūrėsim, kad nedraugiški dėl to, kad sudėti yra sunkieji metalai, tai jie būtų draugiškesni, bet, kaip sakiau, tos savybės jų netokios geros, tas jų pritaikomumas, gerai, mes jį turim geresnį, bet jis netoks geras iš kitos pusės. Tai toks tiesiogiai atsakyti neišeina. Tik ir turim, bet ne. Aš dar pasinaudosiu komentarą. Man įdomu šiaip pat koks našumas fotoliuminescencijos yra maždaug tik, kvantinis našumas yra žinoma. Kvantinis našumas? Jo, čia priklauso vėl nuo konkrečių, bet gali siekti ir 80-90%. Dar ją turiu. O kaip, pavyzdžiui, jeigu į audinį kažkokį, gerai skamba idėja, kad prieš audinį prisikabina, chirurgas gali matyti, kaip šviečia. Kaip išimti po to jas, jeigu nori? Labai geras klausimas. Šiaip tai ląstelės dažniausiai pašalina kvantinius taškus. Bent kiek tyrimai parodo, kad būtent to pašalinimo, bet vėlgi, ar pašalina pačius kvantinius taškus, ar suskilusius kvantinius taškus. Tai taip. Taip, minėjai potencialius taikymus, o ar matėjai atveju, kur bando hypinti kažkokį taikymą, kuris akivaizdžiai negali veikti? Kur bando, nors akivaizdžiai negali veikti? Na, kur reklamuoja, kad su šitais mes tą pasieksim, bet čia akivaizdžiai bullshitina. Gerą jūs šitą uždavinį uždavė. Dabar tikrai nesugalvoju tokio, ar buvau kažkur mačius su kvantiniu taškų tokiu panaudojimu, kur, sakyčiau, niekaip neįmanoma. Gal greičiau nebent kažką pamatau, kad sako, va čia yra kvantiniai taškai ir galvoju, ne, tai nėra kvantiniai taškai, tai nanodalelės. Bet taip, kad visai nebūtų, gal aš optimistė, tikiuosi, kad vis tiek pavyks. O gali netyčia pasidaryti taip, kad iš nano taškų gaminsis tokią labai naudingą formą ir pradės žmonės mirti. Ir net nežinos nuo ko, paskui išsiaiškins, kad va, prisižaidė. Čia labai geras scenarijus kažkokiam fantastiniam filmui. Forma, nuo kurios ir po to neįsiaiškintų. Išsiaiškins, bet jau daug neteks. Nežinau, fantastiniam filme tai tikrai gali, realiai tai manau gal neturėtų. Tuo labiau gamintis, kad jie kažkaip keistai paveiktų kažką su kažkuo sureagavus. Teoriškai gal kažką būtų galima pritempti, bet fantastiniam filmui geriau palikim šitą scenarijų. Žmonių bando tos dalelės. Sakykime, kaip žmogus reaguoja su nanodalelėmis. Su nanodalelėmis taip, su kvantiniais taškais mažiau tas yra daroma dar. Mano žiniom vėlgi, bet tai vėlgi mokslas jis eina ir eina. Yra tam tikra baimė. Gal ne tiek baimė, tiesiog turi nueiti tam tikri etapai. Vėlgi negalima taip greit ant žmogaus bandyti bet ko. Laimiai. Atsiprašau, kaip? Ant gyvūnų taip. Gali paveikti DNR kvantiniai taškai? DNR teoriškai, nežinau tokio būdo, kad jie turėtų paveikti DNR. Na kaip, jie
Sintetina aktyvias deguonies formas. Aktyvios deguonies formos gali paveikti. Kaip fotosensibilizatoriai tada taip.